Sveikučiai pabiručiai, trumposios pamokos pavadinimas, formulių išreiškimas. Na ir tai aš pavadinau esminiu gebėjimu sprendžiant fizikos uždavinius. Pirmiausia, išnagrinėkime matematiškai, o paskui pasižiūrėsime į realią fizikos formulę. Taigi, jeigu mes turime dvi trupmenas ir, sakykime, mums iš šio lygties reikia išreikšti dydį A. Tai principas yra toks. Rašom A lygu ir trupmeno struktūrą pasidarom. Bus skaitiklis ir vardiklis. Skaitiklyje turi būti visi dydžiai, kurie yra toje įstrižainėje, kur nėra A. Tai būtų ši įstrižainė C, D, E, F. Ir čia užrašau visus tuos dydžius. Na, o vardiklyje turi būti visi dydžiai likę iš tos pirminės įstrižainės, kur ir buvo mūsų ieškomas dydis A. Tai mums liko B, G ir H. Ir tai yra atsakymas. Na, pabandykim išreikšti dar vieną dydį. F. F lygu. Ieškau dydžio F. Na, reikia imti priešingą įstrižainę. Tai A, B, G, H. Ir ta priešinga įstrižainė bus skaitiklyje. Na, o vardiklyje bus C, D ir E. Tos raidės, kurios lieka. Tai matematinis principas yra toks. Na, o kaip dabar išreikšti, pavyzdžiui, iš varžos formulės kokią nors raidę S. Tai yra plotas skerspjūvio. Juk čia visai yra kita struktūra, negu aš ką tik rodžiau. Bet iš tikrųjų galima parašyti irgi kaip dvi trupmenas. R padalinta iš 1, juk nieko nesikeičia, rho L padalinta iš S. Taigi pasidariau dvi trupmenas, o dabar jau, kai turiu dvi trupmenas, kaip išreikšti, man problemų neturėtų kilti. Pagal pavyzdį, jeigu man reikia S, tai imu priešingą įstrižainę, vienetas kart rho kart L. Na, tai vieneto aš nerašysiu, na, o lieka vardiklyje R. Štai išreiškiau plotą. Na ir jūsų savarankiško darbo užduotis iš mano pateiktos lygties išreikšti dydžius, kurių aš dar neišreiškiau. B, C, D, E, G ir H. Tai turėtų būti 6 veiksmų eilutės. Sėkmės.